vasario 16 atvažiavom čia švęsti. Ir parodyti, kad mūsų daug. Nu, žmonės va čia sako, kad prieš poligoną. Tai čia nereikia ir sakyti, kad prieš poligoną, ar taip matosi. O tai sako, čia... Parodom, kad mes vieningi ir kad mūsų daug. Nu, va kaip pašnekėjau su žmonėmis, sako, visi prieš poligoną, visi... Be abejo prieš poligoną, bet čia kalbėti, žinot, mes sakau, kodėl stebėsi, kiti klausia, kodėl nėra jokių plakatų. O čia plakatų nereikia, čia mūsų... Mes atvažiavę iš visos Lietuvos parodėm prieš ką mes. Plakatų nereikia, kad mes prieš poligoną, vien mūsų baimus jau viską pasakė. Ir dabar žmonės čia susirinkę, paboję, pamatę gamtos grožį, apie tą ratą per miškus, kurius rūšiai čia iškirsti ir parodys visą vietą, pažiūrės namų ar kaimiem draugam parodys viską. Tai va čia yra geriau nei plakatai, čia atsuoja visokius betrokius šūkius. Dar aš daugiau pasakyčiau, kad kai kas išgirstų, bet žinot, pas mane retorika tokia, kad kai kam ir nepatiks mano žodžiai. Bet aš galėčiau pavadyti jūs, kurie nori poligono, nori pasipelnyti. Aš vis vadinu tokius, galės aš turbūt už patentus į terminą moraliniai, tai neturi nieko bendro su gėjais. Moralinis pentis žmogus, kuris susmukęs tiek žemai, kad jau žinau nėra kokius. Tai va tie valdžiagyvai, aš galiu sakyti, na, žinot, moralinių krašto apsaugos ministro nepavadysiu. Aš jį pasakyčiau pančitą. Nu tai ten moteris su balsukėjusia auginės, tai net ne vyrai. Tai va tokie draskosi poligonas, pinigai reikalingi. Čia mes apskaičiavom su draugiu vienu, tai kažkur iš to iškirsto miško apie 40 milijonų pagal kubinius metrus pelnas būtų. Bet tai čia tik pradžia, paskui plėsis, kai dar daugiau svarbu į ko įkelt. Tai čia viskas remiasi į pinigus. Nu, tas žurnalistas važiavo čia vaikšto su kamera, sako, nu tai kiek čia to miško iškirps, nedaug. Nedaug? Nu, sako, nedaug, čia kiek iškirps. Kiek tas nedaug? Čia atvažiavo žmonės patriušmatį, jo nuomonė. Aš žinot, pasakysiu, mes suprantam, mes ateinam į mišką ir matom gamtą, matom grožį, matom tą visą alsavimą gamtos, o jie mato kubinius metrus ir pinigus. Suprantat, jiem kalbėti apie kažkokius dvasinius dalykus, energetiką beprasmišką, nes daltonikas kokias spalvos mato jų dar baltą. Violetiniais spėjimus geltonus jisai nemato. Tai jie taip pačiai neturi tų jausmų, ką turime mes, jie supratimo neturi. Ten buki, galbūt atleiskit už įkeitimą, visiškai daržovės. Jie jau ne žmonės, jie velniai. Nes jeigu žmogus neturi dvasios, tai jisai, kodėl mes žmonės, tai ne tik fizinis kūnas, mes dvasiam žmonės, todėl kad mes turim dvasią, jie be dvasią. Jie nemato, jis sako, vatnikai ten atvažiavo, kodėl negyvena tam kapšelės į kam rūpi. Mums rūpi, nes mūsų kūnas koją nukirsta, ne? Tai mums skaudės, mes neleisim, kad mūsų koja atpjautų. Kodėl mes turime nešti, kad mūsų dalį kapšelės atkirstų ir padarytų poligoną. Jie to nesupras ir kai kiti žmonės sako, reikia gražiai kalbėti, be jokios ten, kad man mokina tavo retorika bloga. Ką reikia, jie sąžinė turės pagis. Kokius gali, jeigu jie to sąžinės neturi, net nežino, kas to sąžinė yra. O tai jūs už tą mišką, prieš tą poligoną, tai jūs nenorite tėvynės ginti, taip? Kokia gynyba? Nu, jos logika tokia. Tai čia įbijotai pasaulio gynyba, čia karo atveju kliūčių ruožas. Aš pažįstu ne vieną kariškį ir kalbuosi, ir tankiai su jais jūkėsi, sako, čiagi geriausia gynyba būtent Kapčiamiesto regionas, kalnos, koloniai, ežerai. Čia didžiausias kliūčių ruožas praeit priešas. Jie iškirs mišką, padarys kelius, tai rusam bus patogu ateiti ir praeit. Jie padarys rusą. Kokia gynyba, nuo ko rusai eis pro Vilnių? Eis ten, kur nėra kliūčių. Įsivaizduokit, koks idiotas lips per kalną, jeigu jis gali apeiti tą kalną. Tai ten trūks logikos jiem, karoči, ne? Nėra logikos, tam poligonui čia visiškai nėra logikos. Aš manau, kaip bus. Ką dabar jie padarys? Kokia žemės paskirtį, nutys kelius, susidys 40-50 milijonų už miško. Tai čia pradinė kaina, bet dar paimkime Ikėjos tas storas moralinis, kuris atvažiavęs tik metrus skaičiuoja. Savo urėdą pastatė. Urėdas, pavyzdžiui, vyriausias Ikėjai, tai irgi. Jie dabar ką? Nutys kelius, suvedžios komunikacijas visas paruoš. Po to staiga pasikeis planas, nereikia poligono persigalvoti. Be žemės paskirtis jau pakeista, ne? Keliai nuteisti, komunikacijos suvedžiotos ir įstatosi vilas. Išvogdami mišką užsidirs milijonus, 10 milijonų, 100 milijonų statytis vilas. Aš manau, tokia ateitis. Bet aš dar tokios nuomonės esu, kad visi tie poligonai panašus dalykai
nukreipia mūsų kultūrinę padėtį visą Lietuvos. Nukreipia iš to. Supranti, išeina, išmuša iš vėžių. Tai čia tas nes ne vien kultūra savo triukšmas prarasta. keliamas, ne vien poligonai, čia daug tų triukšmų keliama, kažkas daroma už tų, kažkas planuojama. Dabar tas triukšmas, mes irgi čia suvažiavom, kovojom už tą išlikimą. Aš sakyčiau, čia ne už Kapšiamiestį mes, čia Lietuvos dalis, čia mūsų dalis. Mums visiems priklauso, nes mes lietuviai čia Lietuvos dalis. Kaip galima, pavyzdžiui, jeigu mano koja, tai kūnas, ne, Kapšiamiestis daleiskim kojos dalis, kaip man galiu leisti, jeigu man skauda. Bet suvažiavo žmonės iš Plungės, iš Ventos suvažiavo nuo Klaipėdos, nuo to viso krašto, jie šiaip savo atvažiavo. Jų niekas nesamdė už pinigus. Ne taip, kaip Landsbergynas samdo mokinius, paima iš mokyklų, paskui Žemaitaitį važinėti, Rėkaudą samdyti, arba į tuos mitingus kultūrininkų, be kultūros ten laukiniai suvažiuoja. Tai juos samdo, mūsų nesamdė, visi žmonės atvažiavo savanoriškai, o šiandien atvažiavo išreikšti savo mintį, savo nuomonę ir išreikšti. Ir mes laimėsim, poligono nebus, reikės, tai čia dar tik pradžia. Gerai, dėkui.